Sveiki visi, čia jūsų ilgai lauktas Venkės tutorial video. Aš Utelė, o čia mano mopedas. Gal tutorialą pradėsiu nuo esminių dalykų. Tokių kaip gazo rankena, daug kas šiaip, aš pažiūrėjau mėgstu trumpesnę gazo rankeną. Ant ROX iš esmės nuo stokimis eina jau toks trumpesnis. Jeigu SR'as yra koksai, tai jis labai ilgas yra. Tai netrūdo išmokti Venkės, bet tikrai padaro patogesniu. Tai taipogi dar yra ir vairas. Ant stokinių vairų, jis toks būna mažiukas, kiti būna dar šiam 4 cm. Man ir jie nelabai patinka, mėgstu platesnį, aukštesnį. Su net dar padarytas biškai aukštesnis, kad būtų, kad atstojęs patogiau, bet išmokti Venkės nieks netrūkdo ir su paprastu. Taipogi turiu tokius šipegus, sumbarus. Iš esmės nebūtina jų, kad išmokti Venkę. Jie yra dėl apsaugos ir šiaip jeigu patkreipiant ar kažką patogumo, gal. Taipogi dar yra didžiausias mitas apie Venkės yra paaukštinimas amortizatorius. Jis nėra būtinas, gal kažkiek ir padeda patogumą, bet man esu važinėjęs ir su jo, ir be jo, ir nei kiek nejaučiu skirtumo. Bet svarbiausias dalykas turbūt būtų tai padanga. Visas yra esmė ant padangos. Reikia nusileisti oro, pasilikti tiek, kad būtų patogu važiuoti ant vieną ratą, nes jeigu daug oro bus, labai mėtys ant šonus ant Venkės. Per mažą orą tai irgi paskui bus nepatogu. Svarbu viskas yra patogu. Tai taipogi labai svarbu yra, kad tau nebūtų gaila ant tos stikų, pas mane tokia jau suvaryti, sakykitės esu iškas, turiu ir pėdos apsaugai, bet jeigu yra baisu krist, geriau net nesimokintos Venkės yra, nes tiesiog neišmoksi nieko normaliai, tai čia svarbiausias dalykas turbūt. Pradėsime viską, norėčiau papasakoti taip, kad labai yra svarbu dalykas pasirinkti aikštelę gerą, nes, kiemuojant bet kur labai lengva teisės prasti, ypač jeigu policija važinėja. Taipogi nekilnočiau aš su atlenktais numeriais arba iš su numeriais, nes irgi nusumot gali bet kas ir blogai baigtis. Labai svarbus dalykas yra apranga, ypač jeigu mokinatės. Aš jau moku kažkiek, kaip ir galiu renktis su šortais, kad visko būna. Geriausia kokie džinsai ir džemperis, bet taipogi stabdžiai svarbiausias dalykas yra, nes be gerų galinių stabdžių nieko nepadarysi. Reikia bent, stabdžiai turi būti tokie, kad bent eitų užrakint ratą galinį, paslysdžiai. Reikia suprasti prie savo mopedo gazo visą, kad mokėtų žinot, kada kiek gazuoti ir kiek po to gazą. Man pavyzdžiui nereikia to stabdį parodyti. Bet čia toks vadinasi jau gaudymas Venkės. Nėra, netrodo, ir toli nenuvažiuosi tai. Tai patarimas būtų turbūt užsikelti aukštą kampą ir tau stabdį, nes kai veikia Venkę, tai tu užsikeli aukštą kampą, yra balanso taškas, tai važiuojant balanso tašką nieko nereikia nei gazo, nei stabdžio. Pradeda kristi Venkė, duodi gazą. Jeigu per daug gazų duodi, tada stabdis spaudys, tada atgal tave numeta. Galiu parodyti. O dabar stabdį laiku stabdį. Jeigu paspaudžiu, nuleidžia mane. Gažiuka. Ir stabdis. Žaidimas ir laikai stabdį. Man tai prisėdė Jonas, kad mini gažiukai. Ant keturto čia kitaip, bet ant taktai reikia labai jau stagazas ant pietai. Čia jau pripratimas yra. Nereikia norėti, kad išmokti vieną dieną tą Venkę, nes taip jau nebūna.
prie to balansą viso. Nu ir taip pasakius, tai vienetai visi yra, nu, koksai 60% yra ant mentalis, tai yra viskas. Jeigu tu bei kuris gaila mopedo bei nusirašys, nu tai iš tu bijos ir ten užsikeltą vienkę. Ir savęs reikia nebijot viskas. Ir pamiršti baimę, nebebūna tada nieko baisaus. Jo, patarimai būtų užsikeltą aukštą dantą ir nuleisti. Nuleidai ir viskas. Aišku, prieš nuleidžiant reikia per gazą biškį padot, kad nebūtų ant priekinę mamorti ir atsiriam tik blogai. Galiausiai minimaliai manipuliuoti tą gaziuką, kad per daug neperkeliam. Taip, tai viskas yra iš patirties jau įgyta. Dar galima, matęs daug kas būna, nuleidžia apie kojas, tai bando daryti. Bet man tai biškiau nesąmonė. Niekada nesutik mašinėsis ir nerekomenduočiau realiai. Gal kitiem patogiau, pavyzdžiui, kokio boosteras, slidės, tai ten visai kitai, ten tikrai lengviau yra tas vienetus, bet ant Roxo, nu, irgi šitoks reikalas jau yra. Kaip Roxas, kaip paėmus, vienetam labai nepatogus, nes tas kiekvienos stabdis arba gazo padavimas iškart visas bloką judina ir šokinė labai. Dėl to naujakam sunkus tai yra. Ypač jeigu minkšti amortizatoriai, reiktų kietesnių žiūrėti į galinius. Tai bet visa esmė yra pajausti tą stabdžio ir gazo jautrumą. Ir mokėt gerai naudoti. Pavyzdžiui, čia stabdžiai man dabar nelabai parodyti. Dabar ant stabdžių sviesti, kad sustoti reikia. Visą laiką be stabdžių buvau, tada tų stabdžių. Nes visą laiką, kol variau, aš specialiai net daviau tiek gazą, kad būčiau, jeigu čia balanso taškas, tai būčiau biškį žemiau nei jo. Tada gaunasi, kad tu gali daugiau gazą duoti ir greičiau važiuoti. Bet aišku, jeigu nori aikštelę važiuoti, tai geriausiai išmokti tą balanso tašką rasti visą. Ir tai, kad būtų patogiau keliauti. Tai galiu papasakoti, kaip, pavyzdžiui, ant keliukų arba atsistojus mokintis tai. Ant keliuką man bent patogiau su dešinė koja yra. Tai va vieno pasidžiui koja taip. Keli tiesiog. Visa esmė to pasidžiui, kad jau ateina į balansą. Balansas šitos kitą koją. Valdyti visą šoną metą, visą koją. Nu, taip, žaidži tiesiog vos ne. Šitą koją taip, ten. Ant kelio arba atsistojus, aišku, mažiau yra naudojamas stabdis, bet vat su koja tas balansas yra. Dar jeigu atsistojus mokintis, geriausia yra turbūt atsitūpus, nes su kojom, vat, keliukus pavaldyti. Mažesnė greičia, aišku, yra sunkiau, vienetai negu didesnė. Bet patarčiau pirmą priprasti prie paprastos vienkės, po to mokysim didesnį greičį. Po to gali pavyškuoti atsisakyti. Atsipojas, nu, turbūt labiausiai yra galimybė valdyti viską, kontroliuoti. Kaip atsipojas. Ateina ir biškį geresnį triuką atstojus. Bet kol kas, manau, svarbiausia būtų išmokti, nu, praeit baimės jausmą ir priprasti prie stabdžių savo. Stabdžiai yra svarbiausias dalykas, vienetą. Jeigu moki naudoti stabdžius, nukrist yra labai mažas šansas, nebent ten jau, nežinau, per duobę šoksi ar kažką. Ir taip iš esmės paėmus, tai setupai
irgi labai yra dažnas klausimas, koks setupas, ką padarai, kad kiltų. Nu, taip realiai paėmus, tai nieko nereikia, kad kiltų. Setupai tiesiog dadeda nuo kokio greičio tu gali įsikelt realiai. Su stoku gali įsikelt irgi be problemų. Nu, bet aišku, tas greitis nebus nuo kokio tam. Ten jau bus nuo 0 iki tam įsikėlimas. Bet yra pilnai užtenka mokintis. Reikia suprasti, kad kuo galingesnis setupas, to lengviau yra nusirašyti. Kuo jautresnis gazas, to viskas yra sunkiau, bet kaip čia pasakius, to lengviau kyla vienkė, to lengviau ir nukrist yra nuo jos. Tai čia būtų tokia kaip taisyklėlė. Irgi labai svarbus dalykas, turbūt gatvėje labai nerekomenduočiau mokintis, tikrai. Va tokiam, kai mokinosi gatvėje per teisės skirs. Moki, nu, važinėja atsargiai, nesirodai, stengiasi ten. Daug eismo yra, nevažinėjai, neužstani vienkės, atsargiai viską darai. Geriausiai tavo aikštelėse, kur dar visai saugu yra, kur policija nevažinėja. Bet iš šitų padalių tokių, kur gali padėti kažkas, tai, nu, variatorius, aišku, lengvesni svareliai. Tikrai lengvus kelt vienkė yra su lengvesniais negu sunkiais. Spiroklytės, aišku, kad tempas labiau, kad, nu, viskas ant tokio kietumo, tokio staigumo, vat, nu, duodi gazų tiesiog. Vos nešakinėtų. Žiūrėk, mane, aišku, čia minkštis amorgas. Tiesiog pasiruošęs yra jau važiuoti už kaip tas mopedas. Visas, jau pasiruošęs, jau šokti ir užmušti. Labai ir svarbu yra padanga. Pradžioje prisipūti iki kokio vieno baro, pavažinėjai ir nuleidėjai, pabiškai, kol jau bus patogu, nes gali labai mėtyti šonus. Aišku, pradžioje mėtis šonus ne dėl padangos, o dėl įgūdžių neturėjimo, bet viskas taip yra su laiku išmokstama. Nereikia bandyti per dieną išmokti nieko. Ne iš per dieną išmokti, aš asmeniškai per... Nu tai paėmus per kokias 4 dienas. Paprastą vienką normaliai išmokau. Visus kitus pjaumus, nu tai tikrai daugiau laiko reikėjo. Tokia vienkė, kur čia tik ant balansų realiai važiavimas. Visas taip ramiai važiuoja. Gazas savės mes atvažiavimas. Nu, bet to labai jau pripranti, tai po mažiau tą stabdį reikia naudoti. Užtenka nuo gazo, kai reikia paduoti gazą, jau žinai, kada jau persiras, tai atleidė gazą prieš tai. O tai viskas, supainam irgi vidinės, balansuoji šonus. Dabar parodysiu ratuką, čia yra, nu jau tikrai didesnis triukas. Nu tai va, kaip ir manau, užteks šiam kartui. Kitame video gal parodysiu ir tutorialą, kaip apie rimtesnius stuntus daryti. Nu bet čia turbūt visai iš pradžių norėsit, pamatokite, like ir subscribe.